Kas yra programos? Programos tai yra įrankiai kompiuteryje, su kuriais mes galime daryti įvairiausius dalykus. Pavyzdžiui, su piešimo programomis mes piešiame, su teksto rašymo programomis mes rašome tekstą, su kitomis klausome muzikos, žiūrime vaizdo įrašus ir taip toliau. Kaip tos programos vadinasi? Visų pirma, tekstų rengyklės. Tai yra programos, su kuriomis mes rašome tekstą. Jos dar būna vadinamos rašyklėmis. Štai yra 4 jų pavyzdžiai. Tekstų rengyklių yra daug įvairiausių ir jos skiriasi galimybėmis. Su vienomis mes galime padaryti daugiau dalykų, su kitomis mažiau. Pavyzdžiui, yra tokių tekstų rengyklių, kuriuose negalima nuspalvinti teksto arba negalime įterpti paveikslėlio ir panašiai. Kiekvienas žmogus programą pasirenka pats pagal galimybės ir norus. Toliau yra grafikos rengyklės. Su jomis mes galime ne tik piešti, su kai kuriomis grafikos rengyklėmis galima ir redaguoti paveikslėlius ir nuotraukas, uždėti įvairius efektus ir panašiai. Toliau būna paveikslėlių peržiūros programos. Jos skirtos peržiūrėti paveikslėliams. Su kai kuriomis galime paveikslėlį pasukti vieną pusę ar į kitą pusę. Būna tokių paveikslėlių peržiūros programų, su kuriomis galime net uždėti efektus. Pavyzdžiui, padaryti paveikslėlį nespalvotą ir panašiai. Toliau būna programos, kurios vadinasi failų tvarkyklės, arba kitaip failų ir aplankų tvarkymo programos. Bet failų tvarkyklės yra trumpiau. Kam jos yra reikalingos? Visų pirma, jose mes matome savo aplankus, mes juos galime pervadinti, ištrinti, kopijuoti, į jas išsaugoti failus. Galime pažiūrėti, kada failas buvo sukurtas, kiek jisai užima vietos ir taip toliau. Be failų tvarkyklių kompiuteriuose būtų labai sunku, nes negalėtumėm išsaugoti jokių failų ir kompiuteriai nebūtų beveik nieko. Tai yra viena iš svarbiausių programų. Toliau, turbūt tavo mėgstamiausia programų rūšis – interneto naršyklės. Štai 4 pavyzdžiai. Ir juose mes tiesiog naršome internete, ieškome informacijos ir taip toliau. Kiekviena programa turi savo piktogramą. Štai čia yra 5 piktogramų pavyzdžiai. Tačiau piktogramą turi ne vien tik tai programos. Pavyzdžiui, štai čia yra aplanko piktograma, o štai čia failo piktograma, o konkrečiau tekstinio dokumento piktograma. Štai šitos 2 yra interneto naršyklių piktogramos, o štai čia piešimo programos piktograma. Kam tų piktogramų reikia? Štai paprastas pavyzdys. Čia yra išmanusis telefonas su daug programėlių, kurios gali dar būti vadinamos aplikacijomis. Taigi kiekviena programėlė arba aplikacija turi savo piktogramą. Jeigu jų nebūtų, telefonas atrodytų štai taip. Kaip atverti programą tikriausiai sakyti nereikia, ar ne? Štai čia yra visos mano programos. Tiksliau ne visos. Čia yra tik dalis programų, kurias aš turiu savo kompiuteryje. O kaipgi rasti programą, kurios čia nėra pavaizduota? Man reikia susirasti kompiuterio Start mygtuką, arba kitaip tariant pradžios mygtuką. Jis yra štai čia. Tačiau dažniausiai jisai būna apačioje, kairėje pusėje, bet kiekvienas žmogus nusistato taip, kaip jam yra patogiau. Taigi paspaudžiame šitą mygtuką ir įrašome programos pavadinimą, kurios mums reikia. Pavyzdžiui, aš dabar noriu susirasti skaičiuotuvą. Rašau SKA ir toliau galiu net neberašyti, man kompiuteris rado skaičiuotuvą. Aš ant jo paspaudžiu, skaičiuotuvas atsidarė ir aš galiu pradėti skaičiuoti. Nežinau, ar pastebėjai, bet skaičiuotuvo piktogramos čia prieš tai nebuvo. Pabandau uždaryti skaičiuotuvą ir skaičiuotuvo piktograma pradingo. Susigrąžinkim skaičiuotuvą atgal. Jeigu aš norėčiau, kad šita piktograma čia liktų, tada man reikėtų paspausti ant jos dešinį pelytės klavišą ir pasirinkti palikti mygtukų juostoje. Dabar galiu skaičiuotuvą uždaryti ir štai piktograma pasiliko. O jeigu aš noriu, kad ji čia nebesimatytų, aš galiu paspausti ant jos dešinį pelytės klavišą ir paspausti nelaikyti mygtukų juostoje. Ir štai piktogramos nebėra. Dabar kaip atpažinti, kurios programos pas mane yra įjungtos, o kurios išjungtos?
Prie kiekvienos įjungtos programos yra štai toks baltas brūkšnelis. Vėlgi tai priklauso nuo tavo kompiuterio, kaip rodo atvertas programas. Atvertos programos gali būti arba kaip nors apibrauktos, arba perspalvintos kokią nors kitokią spalvą, arba dar kaip nors kitaip pažymėtos. Ir bet kuriuo atveju atvertos programos visada turi būti kaip nors pažymėtos.